Sveiki, mylimi mano kanalo svečiai, mano sekėjai. Šiandien su jumis pasižiūrėsime, kasgi laukia paskutinę vasaros savaitę. Kokios energijos, pasižiūrėsime visose srityse, finansuose, darbuose, sveikatos ir emocionaliame fone. Įsitaisykite, įsipilkite savo puodelį kavos, atsipalaiduokite ir leiskite tiesiog energijai tekėti. Taigi, kas laukia paskutinę vasaros savaitę? Taip, energija pagrindė, kas laukia finansuose, kas laukia darbuose, kas dirba, kas turi savo nuosavą verslą, kas galbūt namuose, emocionalus fonas, asmeninis gyvenimas, kur laukti sėkmės ir patarimas kortų. Tokia bus šiandien dėlionė. Taigi, pagrindinė energija. Pagrindinė energija yra stabilumas. Tai, prie ko jūs pripratote. Tai yra tos ribos, tos taisyklės, tas režimas, prie kurio jūs pripratote. Tai reiškia, dar vasaros ritmu, dar tą paskutinę savaitėlį ir gyvensite. Taip pat tai yra korta simbolizuojanti namus, artimuosius, todėl šeimos reikalai bus labai svarbus, viskas, kas suposi aplink jūsų namus, jūsų gyvenamąją vietą, jūsų būstą, kažkas galbūt tvarkysis namuose, vyks pasiruošimai, kažkam tai nauji mokslo metai, tai tas galbūt darbo vietos pasiruošimas, ar aplamai toks atsinaujinimas prieš rudenį, bet ganėtinai viskas stabilu ir ramu. Kas laukia pas mus finansuose? Taip padarysim. Taip, finansuose galimi visai neblogi tokie pasisekimai, gali ateiti, ypač jeigu jūs užsiimate savo kažkokią tai veiklą, gali ateiti nauji klientai, projektai, jeigu ilgą laiką jau dirba ties kažkokiu tai projektu, pagaliau jis bus baigtas ir galite tikėtis nemažo atlygio, bet tikrai labai pozityviai. Gali būti taip, kad išlaidos bus susijusi su grožio sritimi, kaip minėjau, prieš rugsėjo 1, tą užbaigiant tą vasaros sezoną, norėsis galbūt kažkam tai ir pas kirpėją apsilankyti, pas kosmetologę, gali būti išlaidos susijusios. Būtent, kad pirksit kažką, tai galbūt, kad ir online, tai gali būti online pirkimai tokie, kažkaip taip atsinaujinti, naują garderobą, naujo sezono tokio. Bet, žinot, jeigu yra išlaidos, reiškia, yra ir pajamos, yra ką leisti. Todėl finansiniai klausimai labai gražiai atrodo, labai čia tokių labai problemų tikrai nematau. Ir kaip minėjau, netgi gali ateiti naujos kažkokios įdomios idėjos, originalios idėjos, kaip aš galbūt surasti dar papildomus pajamos šaltinius, kur galbūt anksčiau net neturėjote tokių minčių, bet gali tikrai ateiti ir pasiūlymai. Darbai. Nenoriu šiandien kortos. Gerai, taip. Darbai, finansai, aišku, su darbais. Su darbais, kažkokie tai bus, žinot, arba širdžiai mieli darbai tokie, kur kažkas grįžta į kolektyvą, vėl po galbūt vasaros pertraukos, kažkas pradeda galbūt naują savo kelionę naujame kolektyve ir be abejonės su tuo susiję ir tam tikri pergyvenimai, bet rodo, kad su jauduliu, taip, kaip sakyti, priimsite viską arti širdies, jauduliukas toks būtų, pergyvensite, kažkam tai gali būti, kaip minėjau, tas naujas kolektyvas ir dėl to aš pergyvenu, Bet tame kolektyve, nepaisant to, kad jūs arba darbuose, darbiniai veikloj susijusi su
galbūt valstybinėm institucijom, nepaisant to, kad jūs pergyvensite, bet viskas praeis taip ganėtinai struktūruotai, nebus jokių tokių, žinot, asmeniškumų. Jeigu jūs nedirbate, neturite savo verslo, tai gali būti vėlgi, kad poreikis kažkur tai kreiptis arba į polikliniką, arba į kažkokią tai viešą instituciją, kur, susitvarkyti tam tikrus reikaliukus ir jie pradžiai savaitės negali tikrai labai kažkaip taip nerimauti, jūs galite dėl to, bet paskiau viskas turėtų susitvarkyti ir ta institucija tikrai jums padės. Asmeninis gyvenimas, emocijos, vėlgi, pradžioj savaitės gal atrodo, toks ir gali būti ir pokalbiai rimtesni, galbūt kažkokios diskusijos su savo antrąja pusė, galbūt kažkokie tai, žinot, susirašinėjimai, bet jie tokio pobūdžio, kur reikia išsiaiškinti informaciją, galbūt atstovėti savo poreikius, bet tikrai šansai ir sprendimai bus rasti tuose pokalbiuose, toje visoje informacijoje ir ganėtinai ilgalaikiai sprendimai. Jeigu mes, pavyzdžiui, kaip iš tos serijos, kas vežios vaikus į darželį, į mokyklą, kaip mes pradedam naują sezoną, reikia kažką tai užbaigti, išsiaiškinti, tai bus ir tas pokalbis, kuris bus, pavyzdžiui, su jūsų antraja pusė, ar tai nuolatinis jūsų partneris, arba gal naujas, jis bus tikrai labai svarbus, toks raktinis, kuris jau pasės tą sėklą, iš kurios jau augs. Tai reiškia, tas galbūt pokalbis prives prie to, kad mes diskutuojam, ar mums reikėtų kartu gyventi po vienu stogu. Ir atrandame tinkamus sprendimus, kurie veda prie ilgalaikių rezultatų. Taip, kur slypi sėkmė? Sėkmė slypi harmonija. Taigi, nepaisant to, kad galbūt kažkur tai ar darbuose, ar asmeninėme gyvenime klibės ta širdelė, galbūt kažkokie tai klausimai jautrus, bus sprendžiami, turite išlaikyti balansą, harmoniją, nesivelti į konfliktus, išlaikyti tokią tikrai harmoningą būseną ir atmosferą. Ir būtent dar pasakyčiau, kad tie šansai gali būti visai neblogi su vyresniaisiais arba su statusą turinčiais žmonėmis. Reiškia, drąsiai galite kreiptis į kažkokį tai savo autoritetą, mentorių, galbūt pasitarti su vyresniuoju savo srities specialistu arba kolega, arba eiti tiesiogiai pas vadovą. Jeigu jums reikia išspręsti tam tikrą klausimą, ten bus sėkmė. Ir patarimas yra viską skaitykite, domėkitės, informacija tai yra tas būtent raktas į sėkmę šią savaitę. Patarimas būtinai pasidomėti, pasiskaityti, pagilinti savo žinias ir turėkite omeny tiesiog, kad galbūt šitoje situacijoje, kurioje jūs esate dabar, jūs dar ne viską žinote. Ir dėl to ir galbūt ir kyla tie kažkokie, tai žinot, jauduliukai, tam tikri pokalbiai, bręsta tarp jūsų ir žmonių, su kuriais jūs bendraujate, bet čia tik tais dėl to, kad nėra žinojama, kai tik jis ateina, kai tik jūs gaunate žinias, kaip matome, visos situacijos jos puikiai išsivysto ir atrandami tinkami sprendimai. Tokia dėlionė šiai savaitė išėjo, linkiu jums sėkmės ir be galo dėkoju už jūsų patiktukus, komentarus, jie man yra labai svarbus, dėkoju ir būtinai susitiksime visai netrukus, nes ruošiu jums ir dėlionę jau naujam mėnesiui, rugsėjo mėnesiui, kasgi slypi ten. Iki.